Norėčiau pristatyti naujos kartos katilą, skirtą kūrenti biomase. Tai būtų visos birios medžiagos, ta prasme gali būti kapota mediena, liaudyje vadinama čipsais, galėtų būti medžio pjuvenos, durpių atsijos ar atliekos, gali būti anglis, rapsų išvalos, grūdų išvalos. Šitą prekę labiau yra pamėgę ūkininkai, kurie turi biomasės, ta prasme atliekų. Visas kuras pilasi į bunkerį. Bunkerį galima pasirinkti nuo 0,6 kubo iki 10 kubų dydžio. Viduje įmontuotas pamaišymo elementas, apvalus diskas ir yra sraigtas, kuris paduoda kurą į esamą šilumokaitį. Šilumokaitis absorbuoja šilumą ir tiekia jį į jūsų nustatytą tašką, į namo šildymui, ūkinių pastatų, buitinių patalpų ar kitas patalpas. Degimo procesą valdo valdiklis, kuris reguliuoja katilo darbą, ta prasme, kiek duoti kuro ir kiek duoti oro. Yra dar katile įmontuotas pelenų šalinimas, jis reikalingas tam, kad visa, kas yra daug pelenų turi kurą, sakykime, tai būtų durpių atsijos ar atliekos kitos, kurios turi didelį peleningumą, visos yra pašalinamos su dar vieno sraigto pagalba į atskirą talpą, kuri gali stovėti ir lauke ir būti didesnė. Ją nuėmus reikėtų ją nuvežti išpilti, gali būti ir ant ratukų ir didesnis turis. Valymas katilo yra iš viršaus ir iš abiejų šonų. Jeigu sugestų koks agregatas, galimybė yra šitą bunkerį atstumti į šoną, uždaryti dangtį šitoje vietoje ir pakūrenti galima ir malkomis. Čia rodo užstatytą temperatūrą, čia rodo pasiektą temperatūrą. Gali valdyti katilo temperatūrą, boilerio temperatūrą, karšto vandens temperatūrą ir šildymo temperatūrą. Valdiklis gali būti prijungtas lauko daviklis, kuris reguliuoja pagal lauko daviklį, kokią temperatūrą atiduoti į šildymo sistemą. Degiklis gali būti špižinis, jisai yra skirtas sausam kurui iki 28% drėgmės. Yra degiklis ir šlapiam kurui. Ten drėgmė gali būti iki 40%. Taip pat šituose katiluose yra įmontuotas savaime prasivalantis degiklis. Šita degiklio vieta eina į priekį, atgal, tokiu būdu pašalindama susikaupusius nuodegulius nuo degiklio. Katile yra pertvaros, kurios iš dūmų absorbuoja šilumą. Ir dūmas išeina jau atvėsęs į kamino angą. Plienas yra 6 mm, slovakiškas, grinai katilinis. Naudingumo koeficientas priklauso nuo turimo kuro. Galingumai yra nuo 20 kW, ta prasme gali šildyti 200 kvadratų iki 240 kW. Tai čia jau dideliom patalpom 2400 kvadratų gali šildyti patalpas. Tai priklausytų ir nuo katilo dydžio. Tas visas naudingumas, garantija suteikiama 3 metai, tai bus eksploatavimas. Mūsų įmonė taip pat atlieka jo montavimo